tikrai jaučiu, kad atrodo nėra jokių minčių galvoj, tiesiog tuščia. Ir vienintelis, kas bėga per galvą, tai yra tas ritmas, kuriuo kvėpuoju. Ir nežinau, tokia tranzavos nebūsena, kur tiesiog bėgi ir... Ir dabar bandžiau bėgti iš Klaipėdos į Vilnių 338, gavosi 208. Ten tas mažiukas taškiukas yra karoliukas. Tikiu, kad ateis antras kvėpavimas ir mes tavim tikim ir laukiam tave. Bėgsi? Ja. Gerai, tiesiog persigalvojai. Ja. Aš pats šiaip bandau savo atsakyti taip pilnai ir tvarkingai, kam man šitų dalykų reikia ir kodėl tokius būtent tikslus išsikeliu. Ir gan sunku rasti jiems tokį pilnavertį ir paprastą galbūt ir tikslų atsakymą. Kai kuriuose dalykuose norisi turėti gyvenime tokius aiškius kiekių pamatuojamus, įvykių pamatuojamus momentus, kada žinau, kad įdėjau pastangas ir už tai jos duoda kažkokią tai grąžą. Jų nėra tiek daug, kaip pagalvoju gyvenime, nes visą laiką judam pirmin, stengiamės, mastom, nuo ko galim apsisaugoti, kam galim pasiruošti. Ir nedaug yra tokių žaidybinių, tokių aiškių, pasimatuojamų savo pačiam ar su kitais pasilyginamų momentų. Tai man su bėgimu yra smagu šitą dalyką savo nusistatyti. Ir aišku, būtų galima sakyti, tai kodėl negalima nusistatyti ten 5 km bėgti ir tiesiog bandyti pagerinti savo rezultatą asmeninį. Bet netoks kažkaip yra džiaugsmas, kai keliolika sekundžių greičiau padarai tą patį, ką jau esi daręs, tik tiek, kad ruošėsi tam pusę metų, o čia atrodo pasiruošimo trukmė atitinka didingumą dalyko, kurį padarai. Po bėgimo kartais gali jaustis blogiau negu per bėgimą, man jau yra tai buvę, ir žinau, kad tai priklauso nuo dalykų, kurių kartais gali nesukontroliuoti. Skausmai, kurie ateina paskui, kurių nejauti galbūt net bėgimo metu, bet šiaip, realistiškai vertinant, tikrai yra daug sunkiau tuos 100 kilometrų bėgti ir sunku yra ne tik fiziškai, bet tikrai ir psichologiškai. Kartais prisiminus tuos momentus, yra tarp jų ir labai gražių, ir labai šviesių, ir kur saulė leidžiasi, ir kur pats savo pavydžiu, kad galiu tą pojūtį turėti, bet yra ir tokių, kur yra, baisu tiesiog, ir juos atsiminti yra toks, kaip kažkokių, nežinau, baisių gyvenimo prisiminimų pojūtis. Net nežinant, kas laukia, buvo, turiu pasakyti, drąsiau, nes tada nežinojau, su kokiam problemom galiu susidurti. Dabar jau, kai žinau ir žinau, kaip jos gali paveikti viską, yra ganėtinai tikrai taip, grėsminga kai kurios dalykus įsivaizduoti. Didžiausia turbūt, kur bandžiau pamastyti, kas mane labiausiai gąsdina, top baimė yra šunys. Ko nežinau, ar pagalvotum, atrodo, ruošdamasis tokio tipo įvykiui, kad tai bus sudėtingiausias dalykas, bet jis tokiu tampa, nes bet kada gali, kadangi per kaimus visokius ten bėgu, gali iššokti kažkieno šuo ir tikėkime, jis bus tiesiog sargus ir palos kažkur ir nubėgs, bet tikrai yra buvę tokių, kurie vejasi ir per pusmetrį nuo kulno tiesiog skalėje su purslais trykštančiais iš burnos. Ir tada jau bijai tiesiog, kad teks nutraukti bėgimą dėl išorinio smurto patiriamo nuo gyvūnų. Bet to pačiu yra ir tokias, kur kaskart vis atsiranda naujų bėgimo metu, kad pavyzdžiui, kaip šį kartą dėl saulės tiesiog iškeps smegenys, pilvas ir nebeišeis normaliai toliau tęsti. Tokių, kad atsiras skausmai visiškai netikėti, kaip pavyzdžiui iš Panevėžio į Vilnių bėgant buvo dar pusės nenubėgus, tiesiog toks veriantis kojos skausmas, kad sunku buvo patikėti, kad bus įmanoma pabaigti visą bėgimą. Ir turbūt didžiausia gal viso to tokia šakninė baimė yra ta, kad tai nėra dalykas, kurį tu galėsi grįžti namo, išsimiegot ir po poros dienų vėl pabandyti. Tu turėsi laukti, tikėtina vėl kito gero momento. Tas geras momentas yra pavasario vidurys arba rudens vidurys, kai yra didžiausi šansai geros temperatūros.
kai tu gali skirti laiko pasiruošti tam ir žinai, kad jeigu dabar viena iš tų baimių pasitaikys, įvyks, nu tai ne kažką, kito reiks laukti ganėtinai ilgai bandymo. 2 dalykai, kurie labiausiai bėgimo metu motyvuoja, tai vienas iš jų yra tiesiog savo toksai, nežinau, savęs įtikinėjimas, kam aš tai darau ir bandymas priminti, kodėl aš šitą dalyką sugalvojau ir kad ne šiaip savo šitą kankinę savo pasidariau. Ir jeigu dabar man jau nuovargis yra arba tingisi arba skauda, ar aš tikrai nesigailėsiu sustojęs, nes labai ilgai tam ruošiausi. Tai ar dėl dabar tokio truputėlį greitesnio ateinančio malonumo fizinio, verta aukoti tą paskui gailėjimąsi, kurį galbūt apturėsiu, jeigu nepadarysiu, ką norėjau padaryti. Tai šitą mintis pastovim, o šiaip yra neįtikėtinai smagu, kai bėgu ten 10-14 km ir tada jau matau tolumoj draugų ekipažą, stovintis atidarytą bagažinę ir mojuojantį, ir ten pašaukiantį kažką. Ir net ir tuo pačiu pulsas tarsi sukyla ir norisi greičiau pribėgti. Ir norisi kalbėtis ten su jais, jau turiu stengtis tiesiog pavalgyti, atsigerti ir varyti toliau, kad neužsibūčiau. Bet tai yra labai tikrai didžiulė tokia motyvacija ir ypač paskui, kai jau ir hormonai truputėlį išsibalansuoja tiek toli bėgant ir tiek ilgai bėgant, visos emocijos kažkaip sutirštėja, atrodo. Ir tie bėgimai į stoteles pas draugus atrodo net graudintis. Norisi, kokie žmonės yra geri ir kaip jie nori man padėti. Šitą dalyką nepadaryčiau tikrai be draugų, be artimųjų, kurie tampa svarbiausiais palaikytojais ir motivatoriais. Tiesiog per daug netikėtumo ir nežinomybės faktoriaus yra, kad pavyktų taip tobulai suplanuoti ir viską padaryti vienam. Tai, draugai ir palaikymo komanda čia yra, nežinau, top 3 svarbiausių dalykų, kad tai pavyktų padaryti. Ir šito sporto toks gal keistas kampas yra nemažai tos kančios, bet tu žinai, ką leidėsi ir žinai, kad tos kančios bus ir esi nusiteikęs. Ir bėgdamas tiesiog lauki, kada ji bus. Ir jeigu jinai yra toliau negu 1/3 viso tavo bėgimo, labai neblogai. Jau tada džiaugiesi, kad ne visą bėgimą reikės kentėti. Ir nėra taip, kad grįžti, atsiguli į lovą ir pagaliau. Atsiguli į lovą ir toliau viskas skauda. Tik tai dar nauji skausmai lenda, kurių bėgimo metu nesijuta. O miegas po bėgimo yra siaubingas, labai blogas ir aš jo labai nelaukiu, nes žinau, kad jis bus išsitaškęs ir netvarkingas ir kas keletą valandų norėsis keltis ir norėsis miegoti, bet neišeis normaliai miegoti, nes dar ir skausmas kažkiek žadins. Tai ir nuskausminamųjų išgeri ir bandai kažkaip prakentėti tą laiką. Po visos šitos kančios ateina džiaugsmas ir tą kančią gal ir padeda išgyvent žinojimas, kad tai praeis ir kad yra trumpas ganėtinai laiko tarpas, kol tu ją jauti, palyginus su labai ilgu pasiruošimo etapu ir neribotų džiaugimuose tuo, ką pasiekei etapu. Tai tu labai ilgai ruošiesi, nusiteiki, kad paskaudės kurį laiką, bus vargas, jausiasi siaubingai, bet žinai, kad po to galėsi džiaugtis ir važiuodamas kažkur tarp miestų anūkams sakyti, tavo senelis, tai žinok, nubėgo čionais, tinginy tu.